Ne, tai jis durnas yra, jis apšiai jokių projektų nemokai, žinai, tiesiog toks susikinsi. Kažkas į mano kompą įrašė virusą. Pro 2 mėnesių savo sunkų darbą. Savo darbo vaisius pro. Tai sveiki, mano vardas Andrius. Man patinka mano darbas. Šaunus kolektyvas, šaunus vyrai, tik mėgsta papokštaut, paprenkinti, kaip sako jaunimas. Praeitą savaitę prispjaudė man į kavą. Dabar tiesiog tuščią puodelį nešios iš baimės. Bet fainai, kietai. Andriau, paskaityk. Kas skaitys tu? Jo, šitas nebuvo smagus. Man šiek tiek dėl to trūksta miego. Biškį neišsimiegu, kenčia mano darbas. Jo. Video, ta prasme, eina kokie jie yra, aš nesuprantu man tą virusą įrašyti. Aš dėjau, kur man dabar suras naują tokį darbą, eina, ją suksiu, sprendus viską. O tai kodėl tu tiesiog pietų miego tada neini? Nu jo, tipo, okei, labai smagu, bet čia ofisas. Kas užmiega ofise? Pietų miegas popietės viduryje sustiprina žmogaus atmintį, budrumą, nuoseklumą bei darbo efektyvumą. Pasak ekspertų, pietų miegas gerina ne tik nuotaiką, bet ir imunitetą. Kokias dar naudas teikia pietų miegas? Pagerina nuotaiką ir imuniteto sistemą. Jo, neturiu prie ko prikibti. Popietės miegas žiauriai geras dalykas. Mano efektyvumas pakel 3%, jaučiuosi laimingesnis, energingesnis, vien tik pliusai. Žiauriai rekomenduoju.